Grįžtame po reklamos. Mūsų šiandienos tema yra mokykla ir aš su džiaugsmu norėčiau pakartoti savo praeitos ar užpraeitos savaitės konkursą. O jisgi buvo toks, kadangi ne karto pas mus nebuvo teisingo atsakymo A, aš uždaviau štai tokį klausimą. Koks yra Artūro Hukausko tikrasis vardas? A. Artūras, B. Benediktas, ar C. Aurelijus. Jeigu žinote teisingą atsakymą A, siųskite į numeriu 1351. Ir dar viena naujiena. Jūs negausite šitos knygos. O gausite ryžą gudibagą. Ten jūsų pageidavimu mes galėsime dar įdėti truputėlį ryžos plaukų, kad galima būtų pažaisti su vūdų lėle. Fainai? Fainai. Nai. Per laidą ryžą sėdi. Pagalėčinta. Kojytė, galvytė. Mes tai kadangi seniai visokie esame jau baigę mokyklas prieš 11 metų, pakvieskim žmogų, kuris dabar mokosi mokykloje. O žiūrėkit, kaip greit ateina į mūsų svečius, į mūsų chatą visi veržiasi, labai drąsiai. Labas. Labą, Jurgis. Tomui pasisveikinai. Tomukai. Oho, nai. Nu. Kur mokotės? Nacionalinį Čiurlionio menų mokykloje. Aš neturiu nieko paklausti. Ko groja? Aš irgi taip man. Ko groja? Groju klepu. Fortepijonu. Taip, fortepijonu. Ir viskas. O kurio klasė? 12. Parodyk pirštukus. Ilgučiai. Nykus. Ką tik po fortepijonu. Nu ir kas blogo dabar šiais laikais mokykloje? Čiurlionkinė mokykla. Jo, vat aš irgi galvoju, ką man atsakyti reikėtų jau paklausti. Mes kažkaip išskirtiniai esam šiek tiek. Tai ten viskas gerai? Ne. Tai kas ten blogai? Žmonės lenda prie savo reikalų. Aš tai prisimenu mokyklą, aš pasijutau kaip kalėjime, žinai. Kur tu reikia vaikščioti kažkokius užsiėmimus, kur tu neišrinkai, su kuo tu ten ką. Tu mokėsi Čiurlionio gimnazijoje? Ne, bet pažįstu daug žmonių, kurie ten mokėsi. Ir kaip ten? Dabar, tipo, gerėja reikalai. Pagerėjo? Ne, mes labai turim daug draudimų iš tikrųjų. Aš. Mes niekur negalim dalyvauti. Mes esam profesionalai. Ir jeigu mus kažkur kviečia, pavyzdžiui, dalyvauti, tai aš čia skundžias. Mes niekur negalim. Tai tu čia dabar negali dalyvauti? Tikiuosi, nežiūrės šiaip. Šiaip tikimybė yra maža. Jo, aš dėl to... Negalima nedalyvauti dėl to, Ne, dėl to, kad... aš čia galiu dalyvauti, aš čia šneku, bet jeigu aš čia, tarkim, dainuočiau arba dar kažką daryčiau, tai, man būtų blogai. Kodėl? Būtent raudoną kilimą ir aš būčiau, kodėl ten dalyvavai, tu čia... mes turime eiti, atsiklausti mūsų vyriausybės ir tada, ar mums leidžia. Jeigu aš tavęs paprašyčiau sugroti 5 natas, kokiam nors įrašė, tai aš turiu nueiti pas pono Petrą Kazlauską ir paprašyti: Petrai, ar negalėtumėt paleisti savo mokinio 15 minučių sugroti bum klepu? Fortepijonu. Ups. Nežinai, kaip tai vadinasi. Bet taigi užima kur kas daugiau laiko pasiprašyti, negu sudalyvauti. Mes irgi slėptai viską darom, jeigu norim ten kažkur sudalyvauti. Bet jeigu tai yra labai vieša, tai aišku pamatys ir dėl to yra tokia rizika. O dėl ko taip yra? Jie nori jūs apsaugot kaip savo globotinius, ar jie už tai ima pinigus? Aš tai tik vieną tokį variantą. Jeigu tu kontroliuoji geriausius šalies talentus ir nenori, kad jie išeitų, tai žinai. Taip, vienas variantas yra toks, bet mes, mokiniai, galvojam, kad kartais jie net bijo, kad mes, pavyzdžiui, prašiau pasirodysim, negu jie tikėjosi ir jie dar nuo to apsaugo. Čia galimas variantas. Niekas tavęsgi neprašo Šopeną groti prieš 20 000 žmonių. O gal. O tai kur jūs dalyvaujat, kur jums liepia jie, ne? Koncertai, konkursai, bet viskas O organizuojama. klausyk, aš čia visai neseniai skaičiau apie ten kažkokį ištvirkusį mokytoją.
Taip. Yra? Ir Jį kaip? išmetė, o jisai grasino, sakė, rinko parašus vaikų, kad jį neišmestų. O kaip dar? O ką jis padarė? Nu, jis tipo priekabiavo. O kaip priekabiauja mokytojai? Ne, jis mane dėstė. O kaip, vat, vis tiek pasakojo, kaip jie priekabiavo? Smuikininkam. Smuikininkam, Tai smuikininkėm. tipo taip Čia, apkabindavo, nu, aš nežinau, čia stygininkų mokytojas ansamblis įdėstė, aš nežinau. Jis taip darydavo visai, taip. Ir tada neaišku, ar jis spiegia, ar smuikas grožė. Bet jis kūdavosi draugės tavo, ne? Jo, bet aš labai tai senai prisimenu ir man irgi pačiai buvo taip keista, kad, nu, aš pati išgirdau per vieną ar ten kur ten. O gal galim jam paskambinti? Mielai, jeigu turėčiau numerį. Nu tai ką, egzaminai, ne šiemet? Jo, Nu ir ką? daug jų. Daug. Kiek? O jūs matematikos nelaikot, ne? Ne, nenoriu. Bet jūs mokotės ten, prašau, tokių nesąmonių, bet galima nelaikyti, ne? Tokių nesąmonių. Mums privalomas muzikologijas laikyti. Privalom. Jo. O toliau jau ten lietuvių. Šiais metais mes neturim pakartotinos sesijos. Va, ir turim tik 3 egzaminus privalomus. Nu, tasme, galim laikyti 3 Bet laikyti egzaminus. 7. Jo, nu aš čia skaičiuoju visais specais, ten fortepijonais, vokalais ir taip toliau. Tai čia susidaro. Ir po to tu eini į akademiją. Arba išvažiuoji į užsienį. Daug kas išvažiuoja, ne? Matyt, Tai kaip tu darysi? dar nežinau, bijau. Važiuok tu iš čia. Aš tau patariu, kaip žinai, truputį vyresnis. Ja, mažiau konkurentų. Aš vat, nu kaip, aš likau ir... Ne, koks aš konkurentas. Chorinis dirigavimas. Aš tai galvojau, mums pasodins kokią nors ten Vilniaus licėjaus informatiką. O čia tipo tau su menu O sunku man šnekėti, ne? taip pakyšo koją ramojus. Aš net neturiu O klausyk, ką o paklausti. daug namų... Kupinas Bet žavės. čia dažnai skundžiasi mokiniai, kad labai daug namų darbų. Kad visą laiką atima, o jums dar plus ir grot reikia čia namie, ne? Tai niekur Bet mūsų mokytojai neišeina. labai supratingi. Nu, į privalomų dalykų. Aš įsivaizduoju, jūs ten kvadratinę lygtį nelabai mokat spręsti. Jo? O tu žiūrėk, tu pati pasirinkai tą kelią, vat, menų, ar pas tave ten milijonas kartų šeimoje varom? Ne. Pati? Šeimos niekas, muzikantai nėra. A, tai Yra dėl to menininkas tau vienas parke. ir yra sportininkė viena. Tai va. A, Tai sakai, dėl to parke, dėl to parinasi, nenori? manau. Sakai? Nes jeigu yra milijonas menininkų šeimoje, tai trečias, Vienas, ketvirtas eina, varo ir gerai, jie ten nežiūri, jiems jau atsipalaidavę. A, nu jo. Muzikantai, Nes man man irgi atrodo, parkas labai didelis. Čia Maikis. muzikalė. Neiktų aš ten su ašarom. Mane tai išsiuntė motina į muzikos mokyklą dėl to, kad ji norėjo, kad aš baigčiau sportuoti. Ir aš baigiau sportuoti. O aš tai Ir tuo pačiu muzikalkę. metu lankiau ir krepšinį, ir muzikalkę. Tai ten kažkas. Visi šviesi asmenybė. Visi, kas lankė Ir ir aš netikiu, muziką, kad ir čia- sportą, yra superinį. Atsisveikinu. Palauk, nu taigi intimiai Nenoriu. labai įdomiai kalbam čia. Nenorim. Eik iš čia. Eik iš čia. Apie krepšinį. Ne. Ir aš netikiu ten, kai sako, per daug namų darbų ir ten nieko nespėjom ir nesam, jeigu nori viskas spėjai. Aš nekėdavau muzikalkės, bet aš turėdavau ten. Tai po mokyklos varai muzikalkę, po muzikalkės dar į kašę, apie 9 grįžti namo, pasidarai namų darbus ir vėl kitą dieną vėl. Nu, Pamokos, šiais muzikalkė, laikais reikia vaiką taip mesti tam, kad jis nepasidarytų narkomanų. Nes Vilniuje kas Tokie ketvirtas. keramikos bureliai. Surveda. Aš norėjau būti gimnastė, bet man nepavyko. Mums jau laikas truputį baigti šitą įdomų Bet smagu pokalbį. Mes, kadangi patys labiausiai prie meno suorinta čia iš visų, tai mes pakamantinėjom jūs. Linkime, kad tokių ištvirkusių mokytojų būtų Daugiau ar kuo mažiau? mažiau arba kuo daugiau. Mažiau kaip gal, pageidavo. Mažiau. Nesaugu mokykloje. ne? Tegul jų būna kuo mažiau. Ir Ir ačiū tau. sėkmės abitūros.
egzaminus. Jo, laikykis ten tos egzaminus. Praneš, kaip sekėsi. Gerai. Fainai labai, va. Jo, tai džiaziki. Jurgi, žiūrėk, mes jau atsisveikiname. Iki.